mūsų šitie renginiai buvo organizuojami eilėje savivaldybių ir konkrečiai Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus miestuose ir Šilalės, Švenčionių ir Anykščių savivaldybėse. Reiškia, mes turėjom 6 seminarus, jų visų ideologinis pamatas yra sustiprinti daugiabučių namų savivaldą. Ir kaip mes manome, šitas būtų pasiekta per iniciatyvių daugiabučių gyventojų apmokymus ir parengimus atstovauti namui. Mes juos vadiname daugiabučio namo gyventojų atstovais. Mes manome, kad tai yra tokie būtų labai naudingi, reikalingi namui žmonės ir kad jie padėtų sutvarkyti daugiabučių namų gerbūvį ir spręstų problemas, kurių šiandien turime daugiau negu mes norėtume. Tai va tokia mūsų šitų mokymų ideologija, sakykime, ir pamatas. Šitos seminarus finansavo valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buvo skirti pinigai ir tas sudarė galimybę, sakyčiau, įgyvendinti tokias naudingas priemonės. Mes tikimės, kad galbūt tokios priemonės įgaus ir tęstinumą. Apmokymuose dalyvavo iš viso, reikia dar suskaičiuoti, bet mano vertinimas apie 150 žmonių. Buvo kai kur ir nedaug, kai kur daugiau, virš 30 būdavo, o mažesnėse savivaldybėse tai maždaug 15. Tai manome, kad šitie mokymai yra reikalingi ir jie turi neblogą atgarsį, randa daugiabučių namų gyventojų tarpe.